Didelį įtaką vaikų psichologiniai sveikatai turi ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Dabar, prasidėjus darbams, dauguma tėvelių sprendžia dilemą, kas geriau auklė ar darželis. Jei darželis, tai kurgi rasti patį geriausią. Todėl dabar kviečiame užsukti į Vilniuje įsikūrusią vaikų meninę studiją Diemedis. Diemedyje vaikai randa išskirtinį dėmesį, tačiau būdami kolektyve, jie greičiau socializuojasi, išmoksta draugauti, tampa savarankiškesni, išmoksta kurti. Taigi, užsukime į Diemedį. Pradedam. Iš pirmo žvilgsnio sakytum eilinė diena eiliniame vaikų darželyje, bet tik iš pirmo žvilgsnio. Po paprastai žaidimais čia vaikų meninėje studijoje Diemedis slepiasi nestandartiniai ugdymo metodai. Dažnai jie padeda atskleisti tokių vaiko savybių ir tokių gabumų, kokių neįtarė net tėveliai. Aš pati anksčiau dirbau tokioje studijoje, kur vesdavome tik pamokėlės. Ir pamačiau vieną tokį dalyką, kad viena pamokėlė, vaikas ateina labai trumpą laiką su tavim pabendrauti. Ir tas laikas yra kaip ir per trumpas, kad tu tą vaiką geriau pažintum ir jį kaip ir atskleistum labiau. Ir tada aš sugalvojau, kad reikėtų kažką daryti taip, kad vyktų visą dieną. Kad tie meniniai projektai, meninė veikla, jinai persipintų su vaikų žaidimais. Kad jinai būtų nuolat įtraukiama į kasdienę vaikų veiklą. Piešdami, šokdami, muzikuodami, statydami spektaklius arba štai, tiesiog dūkdami. Vaikai nejučia įpranta drąsiai reikšti mintis, improvizuoti, o svarbiausia problemas spręsti kūrybiškai. Čia nevartojama liepiamoji nuosaka. Neišgirsi ir atradimo džiaugsmui mirtino žodžio negalima. Smalsumas ir net pačios keisčiausios fantazijos subtiliai išnaudojamos formuoti kūrybišką asmenybę. Tai daroma nuolatos, nors kartais atrodytų mažyliai viso labo stebi per žolę ropojančią boružę ar nerūpestingai žaidžia slėpynių. Diemedžio mokytojus, profesionalius menininkus sunku vadinti auklėtojais. Jie labiau žaidimų, o neretai ir pašėlusių išdaigų dalyviai. Mes tiesiog stebim tos vaikus, iš jų semėmės idėjų, kiekvienas įdomus pasakymas, kiekviena įdomi idėja, kiekvienas įdomus vaiko atradimas mums yra šventė ir mes juos ne šiaip savo taip pasidžiaugiame, bet mes tengiamės atsižvelgti tai ir taip modeliuoti patį darbą. Tas lankstumas, ypatingas lankstumas, kai tau vaikas pats padiktuoja idėjas, ką tu su juo šiandien gali veikti. Tu tampi vaiko žaidimų partnerių. Ir jisai tau sako, tu jam, kaip sakant, lygiai taip pat jį reaguoji. Kas moka kulverstuką? Mokslininkai įrodė, kad tokia ugdymo forma, tai yra per meninę saviraišką, iki mokyklinukams efektyviausia. Štai Harvardo universiteto profesorius Bartonas Vaitas po ilgamečių tyrimų daro užtikrintas išvadas. Informaciją vaikai geriausiai įsisavina atsipalaidavę. Nuo 2 metukų lavintiems mažyliams pradinėse klasėse sekasi žymiai geriau negu nelavintiems. Lavinti vaikus taip efektyviai, kaip profesionalūs pedagogai sugeba vos 10% tėvų. Tas gebėjimas per kūrybinį procesą, per muziką, per šokį, per žaidimą, per pasaką, suvokti pasaulį, suvokti visas vertybės yra labai geras. Aš galiu pagal sūnų pasakyti, kuriam šiai dienai yra 16 metų, kad jam tai buvo didelis stimulas. Jisai šoko, piešė, dainavo. Jam davė didelį pasitikėjimą savimi. Kaip asmenybei, kūrybinį procesą juk jis gali panaudoti bet kur, studijuodamas matematiką, fiziką, biologiją, galų gale atrasdamas kažkokius dalykus, netgi sportuodamas. Tai tie visi pagrindai jam kaip asmenybei buvo svarbus. Jis pirmasias pradinės mokyklos klasės prašoko labai greitai ir lengvai, net nesuvokdamas, nes tai jis buvo taip gerai pasiruošęs. Ne dėl to, kad mes mokėme šią abėcėlės arba skaičių, ne tai pagrindas. Jis tiesiog tas procesas buvo labai teisingai organizuotas, kad po to nesvarbu, ką tu imsies, tu tiesiog žinai, kaip įeiti, įvažiuoti į tą kūrybinį procesą. Jeigu jūs vedate į darželį vaiką, jisai gali būti puikus darželis, bet jame dirbanti auklėtoja, jinai
negali būti visų sričių specialistė. Jinai gali išmanyti bendrą psichologiją vaiko, jinai gali labiau išmanyti muziką arba dailę, bet šokyje ar kitame kokiame dalyke gal jinai nelabai išmano. Mes labai dėmesį didelį skiriame vaiko muzikiniam gebėjimam ir, pavyzdžiui, kaip jūs sakote, ko tikėtis. Tikėtis tikrai galite, kad vaikas išeis intonuojantis, dainuojantis ir čia visiškai nepriklauso, ar jo tėvai gerai dainuoja, muzikuoja, ar turi klausą, kaip sako, iš tikrųjų visi turi klausą, tik tai ar ne visi sugeba intonuoti. Gabumus Diemedžio vaikai atskleidžia ne tik dainuodami ir įrašydami kompaktinius diskus, bet ir 2 kart per metus pastatydami po spektaklį. Juos rodo Vilniaus teatrų scenose, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose užsienyje. Dailės darbelius pristato prestižinėse parodose. Kartu su tėveliais rengia kalendorinės šventes ir smagias šeimyninės vakarones. Mes taip pat turime šeimos studiją, kur pas mus renkasi vaikai nuo pusės metukų ir iki pat mokyklos ir jie gali ateiti kartu su mamytėm ir būti kartu pamokėlėse. Šitas bendravimas yra be galo svarbus. Šeimos studijoje mamos mato, kaip mes dirbam, jos žino, ką gali jos daryti namie su tais vaikais. Jos taip pat jos bendradarbiauja su mumis. Maži vaikai, jie iš tikrųjų labiau yra orientuoti į save ir į savo mamą. Nesvarbu, ką tu darytum, kiek tu sugebėjai jaunystėje, mokykloje vadovautis ir išmokti per kūrybinį procesą, ne aklai iškalus žinias, ne aklai išmokus taisyklės. Mokytis tai yra didelis skirtumas. Ir už tai aš tikrai patarčiau, todėl kad tai yra pagrindas.